labai išvažiavom, nes dar reikėjo pas veterinarą susirinkti visus dokumentus šuniukų ir kačiuko. Tai va, oras tragiškas, dangus verkia, bet dėl to, kad mes išvykstam ar dėl to, kad važiuokit greičiau ten, kur šilta, kad nepersigalvotumėm. Tai va, stengsimės važiuoti iki Varšuvos, bet įtariu, kad nedasieksim. Plius pagalvojam, kad prie didesnio miesto nakvynės gali būti ir brangesnės, tai toj vietoj matysim šiek tiek pataupyti. Tai va, varom. Nutinko. Bet čia? Beje, šiek tiek apsižioplinom, kad turėtumėt omeny. Mūsų Fredis, mūsų pudeliukas ir bugiukas. Visa gvardija. Žodžiu, Fredžiui reikėjo skiepo nuo pasiutligės. Ir iš tikrųjų paskiepijus iš Lietuvos išvažiuoti negalima 21 dieną. Tai turėkite omeny. Pasižiūrėkite pasuose, kai keliaujat su gyvūnais, ar netrūksta jokių skiepų, kuriuos reikėtų atlikti anksčiau laiko. Tai mes čia šiek tiek apsižioplinom. Bet, viskas gerai, važiuojam. Važiuojam ir viskas. Lietuvoje dar viskas įmanoma. Pagreitint procesus. Pagreitinam procesą, prasukom, žodžiu, laikrodį į priekį, tai važiuojam. Bet visa esmė, iš tikrųjų, šiaip negalima važiuoti. Ir nukirminti reikia prieš pat išvažiavimą. Čia negalim paaiškinti, kodėl jau 3 kartą vežamės juos į tolimesnį. Jis galioja, tas kažkaip turi tą galiojimą. Juokingai atrodo, bet turi tą galiojimą kažkiek ar 5 dienas ar savaitę, jeigu neklystu. Kažkas gal žino geriau. Jo, kažkaip va taip. Tai geriausiai pas veterinarą prieš išvažiuojant atsilikti dieną prieš. O kaip mes dabar tą pačią dieną iš tikrųjų pasiėmėm pasus. Bet žodžiu, viskas okei. Lekiam toliau. Norit pamatyti, ko mes esam užkandėm pasikišę? Žodžiu, visur turim svarbu, ką maistą nepritrūktumėm. Visokių nesąmonių.
for the document, please. You got A document reikia. Passport, yes? Yes. Driver. Thank you. Okay. Thank you. Bye. 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 Ai, matai, prie Lenkijos sienos sustabdė, prašė pasportų. Laimiai bagažinės nereikėjo atidaryti, nes būtų išsigandę dar ir gyvūnus pamatę. Kiek čia daug jūsų. Personas tam jie. 10 laipsnių pavasaris, Lenkijoje jau seniai. Stojame į Tuliką kažkokį. Gerą Gerą. Nebūtų labai sakyti. Iš tikrųjų matosi, kad jau pakankamai neblogai atrodantis. Prancūzija, Lenkija, kaip Prancūzija dabar ir vos ne. Važiuojam toliau. Sytė, kaka. Parafu. Nori pamatyti tulikus? Kokia tu svyri? O Dieve, daro ką nori, ne? Darot ką norit savo. Įsijungti, ateina čia. Fredi, ateik. Abu, eina. Ateik čia, Fredikai. Ateik pas mus. Aš jums. Ką? Koks jausmas? Kitoks, kai esi užsienė, ne? Net Lenkijoje kitoks jausmas. A dabar jau gailitės, ką važiuoja mane? O kaip vaikai, tai iš tikrųjų kaip namuose, ne? Na kaip namuose jaučiasi? Aš filmą žiūriu. Tie, ką tu darai? Tu patį filmą. Sonikas! Jis turi kiekvieną po televizorių šiaip. Namuose net nėra. Kaip namuose bardakas. Taip ir čia kaip čigonai. Jau užsibukinam kelionę per kelionę nusišneku, nakvynę per bookingą, mieguoti nusprendėm Varšuvai, pačiam centre ir gavom labai papigiuškę hostelį kažkokią, vat nuotraukytės, va tokios, pamatysit realiai kaip atrodo. Tai su pusryčiais ir su gyvūnais kainuavo tik 9 euriukai. Tai normaliai padori, atrodo iš nuotraukų, bet pagal kainą, kažkaip kelia įtarimų. Bet, pažiūrėsim. Pagyvensim.
centras tai žiauroka, bet kad nėra nieko, vos ne vieni mes esam. Mudvi dvi einam ieškoti maisto. Nes iš tikrųjų apsistavom tokiam hostelyje ir niekur negalim išeiti, su šunim neįeisim į jokią kavinę, o šunis žiauriai loja, kai paliekam vienus, tiksliau Fredis loja, nes stresuoja naujoje vietoje. Tai va, parodysim paskui šiaip fainas visai hostelis, kaip už tokią kainą, visai neblogai. O dabar einam ieškoti tokios picerijos, parnešim pizzą namo. Dėkui, kaip pusryčiai. Aš dar net neparagavau. Pusrytukai tokie nelenkiški pusrytukai. Nelenkiški, vokiški tokie, ne? Vokiški. Nu, už tokią kainą. Praktiškai ir kaina kaip. Tik už pusryčius. Pusryčius tik nakvynė su nuolaida gavus pusryčiai tik kainavo.